laikotarpį alkoholio vartojimas tai yra lėtinė savižudybė, tai yra toks, sakykime, švelniausias, lėčiausias savęs žudymas. Tai tie, kurie netlaiko, jie nusižudo tiesiogiai ir greitai, o tie, kurie dar turi kažkokią tai, reiškia, mažą viltį, jie geria, tikėdamėsi, kad gal kažkoks ten, nežinau, dievas, angelas ar kažkoks likimas juos ištrauks. Tai kiek aš kalbėjau su narkologais, kurie užsima konkrečiai alkoholikų gydymu, tai vat vienas iš tokių ryškesnių narkologų man pasakė, sako, alkoholizmas vyro tai nėra jo problema, tai yra visos šeimos problema, tai yra kompleksinė problema. Aišku, tai yra ir visos visuomenės problema, čia ir taip aišku, kad jeigu skatinamas alkoholizmas ir pigiai parduodamas alkoholis ir visur prieinamas, tai aišku, kad masė vyrų tą darys. Bet šiaip giliaja prasme žiūrint, tai čia yra, aišku, pirmiausia, dvasinė problema labai didelė, kad reiškia, vyras palūžta todėl, kad jisai neturėjo kažkokio tai moralinio, dvasinio, etinio auklėjimo, ugdymo, jis nesupranta, kad yra kažkokios tai didesnės, aukštesnės jėgos jam prieinamos, kurios yra ir visuomenė, ir gamto, ir galbūt, jeigu jis religingas, tai yra kažkokia dieviška jėga. Jis neturi priėjimo, jis neturi ryšio su tom jėgom, jis yra likęs vienas pats su savim. Tai čia yra baisiausia, ką galima sugalvoti, kai žmogus, reiškia, neturi nei palaikymo iš nieko. Tai kiek man teko bendrauti su tokiais vyrais, tai man tai būtų visiškai aišku, kas čia su jais darosi. Ir jeigu tu jam vyrišką tokią prasme parodai pagalbą ar netiesiogiai, tarkim, parodai jam, kad tu jį laikai žmogum, kad jį pripažįsti kaip žmogų, nesvarbu, kad jis yra silpnas, kad jis, tarkim, alkoholį vartoja ar ten net ligonis toj srityje, bet tu jį kreipiesi kaip pilnavertį žmogų, kaip į sielą, kaip į asmenybę, nežiūrint jo silpnumo. Tu matai, kaip jo akys blizga, kaip jis, reiškia, kaip jis į tave pradeda žiūrėti, kaip į kažkokį, stebuklą, nes visi jį atmetė, o tu jį pripažįsti. Tai tik tai taip ir galima jį išgelbėti, prasme, tik tai rodant jam, atstatant su emocinį ryšį, jį pripažįstant kaip sielą, ne kaip kažkokį tyčinį piktuolį, kuris čia, reiškia, kažką specialiai daro, kad kažkam atkeršyti ar pakenkti. Ne, jis tą daro dėl to, kad jisai nemato išeities. Ir Saliamono knygosegi pasakyti apie šitą dalyką, kad vyną duok tik tai, reiškia, žmogui, kuriam jau nėra, reiškia, išeities jokios, kuris yra visiško neviltyg, taip kaip, reiškia, morfijų duoda beviltiškam terminaliniam ligoniui, kuris jau mirties patale ir jam liko ten gyventi labai nedaug ir jam baisus skausmai, jam duoda morfijų, kad jisai tų skausmų nepatirtų. Tai čia iš principo yra tas pat, kad reiškia, valdovui siūloma duoti beviltiškiam žmonėm, reiškia, kaip išsigelbėjimą nuo skausmo, o žmogus, vyras pats tas instinktyviai suvokia, kad jis yra baisiam skausme ir jis tai naudoja kaip vaistą, bet pačia blogiausia prasme. Tai prasme, kad tas vaistas jam tampa nuodu ir realiai žudo, o ne gydo. Tai čia tik tai, ta prasme, gilus suvokimas apie, tokius dvasinius dėsnius, moralinius principus ir sąmoningas rūpinimasis juo. Pirmiausia, psichologinė dvasinė prasme, jis visą kitą pats gali pasidaryti, bet labiausiai trūksta dėmesio žmonėm, pripažinimo jo žmogum, o ne gyvūnų kažkokiu. Va tai gali jį ištraukti. Ir tą reikia daryti sąmoningai, ir to reikia duoti pakankamai daug, kad jisai po truputį, reiškia, išeitų iš to.